Šiandien mes paišėm su šilku, nors esu menininkė, bet ant šilko pirmą kartą. Labai bijojau iš tikrųjų, tikrai labai bijojau, nes jautri tokiam dalykam, bet pozityviai, nes su tikėjimu, kad jie tikrai pasveiks. Prieš 2 savaitės piešėme ant šilko Vilniaus ligoninėje su vaikais ir matėm, kaip vaikams buvo smagu, kaip jie atsipalaidavo, kaip jie gražiai kūrė. Tiesiog negalėjom neatvežti tokio gražaus užsiėmimo ir į Kauno vaikams. Ir šiandien čia besigydantis vaikai kuria labai gražius darbus, kuriais galės papuošti savo langus ir džiaugtis tais piešinukais, kuriuos jie šiandien sukurs. Padovanosiu imbierinius sausainiukus, prieš kalėdinius tokius segytes įsisekti. Pati gaminau ir sudėjau tik tai šilumą, meilę, pasveikti ir to optimizmo, ir kad visos naktis laikinos, netgi tamsiausios. Tai po kiekvienos tos nakties tada ta saulė pateka. Tai be abejo, kadangi esu ligoninėj, tai svarbiausias dalykas, kad šie vaikai namo važiuotų sveiki, kad jie kuo greičiau pasveiktų. Mesgi visi laukiam neužilgo kalėdų. Kalėdos yra stebuklų metas. Tegul išsipildo visose tose gražiose akytėse, tegul išsipildo troškimai, norai, svajonės. Ir labai norime padėkoti Kauno Ąžuolyno bibliotekai, jos darbuotojams, bibliotekos lankytojams, kurie suaukojo pinigėlių per pyragų dieną būtent šiems sergantiems vaikučiams ir bus dar lengviau išpildyti jų svajones.